Aš be to pastaruoju metu dar nežinau, kas man daros. Tiesiog aš dirbu ir kas pusvalandį griūnu. Alpstu, akis aptemsta, aš alpstu ir sugriūnu trumpam. Apalpstu, Daiva, sugriūnu, baldus, kampus apdaužau, dyrikui neapsimoka. O man tave gimdyt apsimokėjo? Anyta, apsiraminkit, žmogui akise temsta. Jums protas aptemęs, turėtumėt suprasti. Tai niekam tikęs Daivos vyras po velnių alpsta, kaip kokia moteriškė. Ar nebus čia kažkaip su tavo šikna susiję, Ronė? Nežinau, kas daros čia. Čia turbūt nuo streso. Viešpatie Dieve, vyrui, stresas. Nuo ko? Nuo tavęs, ragana. Viešpatie Dieve. Nuo tavęs. Tikrai, Anyta, su jumis gyvendamas net ir akmuo pasikarto. Mūsų laikais jokio streso nebūdavo. Užsikrėtei nuo savo Daivos žartvos sindromų, sūnau. Štai kas ta. Klausykit, metų medikės diagnozė. Daiva, tu tą donelę dabar užteks, padėk į lėkštelę, tegul jinai. Noriu pasakyti, kad dabar turim visi susitelkt į vieną kumštį, galvoti strategiškai, išlaikyti rimtį ir tegul duona Daiva dabar, tegul kol kas ramiai kol kas donelė džiūna. Tegul ramiai džiūna? Roli, aš valgyti noriu. Padėk duonos kriaukšlį į lėkštę, sakau, Daiva. Ją suvalgysi po savaitės, kai nieko nebeturėsiu. Mane iš darbo atleido, ar tau nedašunta, Daivužė? Mes pinigų nebeturim. Ta prasme.